Dažna moteris pirmomis ciklo dienomis jaučia nuovargį, jaučia galūnių šalimą, stebi veido odoje papilkėjimą, pavienius birimo elementus, odos įjautrėjimą ir iš tikrųjų tame laikotarpyje galima savo padėti. Ir vienas paprasčiausių ir lengviausių sprendimo būdų tam, kad sumažinti jaučiamus visus simptomus ir požymius, tai yra intraveninė terapija arba lašelinės terapija. Kaip tik šiandien atlikau infuzinę terapiją Trakų estetikos centre. Procedūra truko pusvalandį laiko, yra sulašinta net 600 ml. Procedūros metu jaučiau stiprų karščio antplūdį, ypatingai galūnių srityje. Tai stipriai šilo kojos, stipriai šilo rankos, pasijuto iš karto po pusvalandžio ryškus diuretinis poveikis, nes kiekis sulašintas yra nemažas, kas aišku iš karto papildo ir organizme skysčių kiekį, kas veikia teigiamai į visą organizmą, ne vien tik tais į išvardintus simptomus. Kokteilis buvo infuzinės terapijos parinktas individualiai, atsižvelgiant į išsakytus gydytojui požymius, jaučiamus simptomus. Mano atveju tai buvo taikomas Akuvein kokteilis kartu su magniu. Jeigu ir jūs jaučiate panašius simptomus, kviečiame apsilankyti konsultacijai į Trakų estetikos centrą.